Sveiki ir ačiū, kad įsijungite mano kanalą. Ir labai džiaugiuosi, kad žiūrite šitą kanalą. Ne, rimtai. Šiandieną galiu būti biškį silpnokas, nes aš sergu, bet negaliu nuleisti jūsų ir padaryti toliau video vis tiek. Nežinau, šiandieną bus vienas video ar du video, bet pasistengsiu, kad būtų smagu ir įdomu. Tai apie kokią temą šiandien kalbėsime, tai bus iš pavadinimo jau spręsta. Tai. Ir kadangi aš nesu toksai jau sveikas, blogai jaučiuosi dabar netgi, sulaužo kaulus, bet aš gal neperskaitysiu kaip šitas lėktuvėlis. Bet aš šiandien padarysiu video tik dėl jūsų ir kad jums būtų smagu. Taigi pirmasis dalykas, kokį aš noriu pasakyti, tai apie ką mes šiandien kalbėsime, tai bus moterų faktai arba dalykai. Na, įpročiai. Kažkaip pavadinkite, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ja. Kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Pirmasis dalykas. Moteris dažniausiai neturi ką apsirengti. Pavyzdys. Šitą, ne. Šitą būtų gerai, bet per daug šviesi. Dieve, fui, tik prieš 2 dienas nupirkta. O dieve, tik jau prieš valandą, čia pasenus, eik iš čia. Normali, bet ištepliota. Pakaba ir ant jos. Pliuskų neturiu. Reikės mautis vėl. Skudurą. Jau supratau, ką norėjau ir pasakyti. Ir antras dalykas, dalykas būtų merginos gal ir ne tiek ir neturi ką pasakyti, tai apsirengti, bet dažniausiai būna šitaip. Man reikia bliuskės naujos. Brangusis, duosiu 10 litų. Noriu nusipirkti. Gerai, bet galėtų būti 300 litų. Ką man tai bliuskiai reikės nupirkti? O tai kai kurios bliuskės tai kainuoja 300, kas tau? Duodi tik 300 ir viskas. Ačiū. Išėjau nusipirkti. Brangusis, pasinešiau bliuskę. Teisingai. Jas pasineša visą maišą. Batų, bliuskių, suknelių, batų, kepurių. Ne, kepurės išbūkių. Ir dar visokių nesąmonių. Trečiasis dalykas būtų štai toksai, kad pamiršau, ko norėjau pasakyti. Trečias dalykas, ar ne? Trečias. Žiūrėk, valandų. 4 minutės. Jo, trečias dalykas būtų toksai.
nesugeba, žinot, aukštakulnius, bet moteris nesugeba ant jų vaikščioti. What? Štai pavyzdys, kaip eina su paprastais moterų batais. Aš tokia graži. Kaip vaikšto su aukštakulniais. O žingsnis, kad kita... My leg! Tikėsi neįsigandote. Taigi, taip yra. O ketvirtas dalykas būtų toksai, kad, pamiršau ketvirtąjį dalyką. Moteris visada išleidžia pinigus velniop. Pamato, kad žiūrėsiu, nusipirkti, pavalgyti. Pasiima iš vyro 100 litrų ir būna taip. Gerai, paimsime vištą. Kokie gražus batai. Čia ne vištas nebus. Kiek tai liko? 15 litrų. Kokiu sunkiu. Gerai, nupirksiu tada kotletų. Kokie jūs įkėlė? Ir kokia? Paimsiu triusikus. Na va. Dabar nupirksim kotletą. 5 centų. Vos. O kaip grįžta namo? Motin, ką valgyt parnešiai? Matau, maišą turi didelį, tai jau viskas aišku, jau skanu bus šiandieną. Valgysim skanų maistą. Kas čia, blėt? Tu, blėt, duodi kažkokį plasmasės rūbą. Dingsti iš namų, blėt. Dingsti! Bet aš nenorėjau tokie gražus batai. Sakau, dingsti! Ragintus! Dingsti! 5. dalykas. Būtų, tikriausiai visi žinote, koks būtų dalykas, kurį tikrai nepaminėjau. Tai būtų. Gimdymas. Atskaudėjo. Štai va tai. Tai mergaitė. Teisingai. Tai jūsų kamuolys bus kažkieno po 2 savaičių. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Laikinkit, subscribinkit. Žinoma, šėrinkitės, kad gaučiau visko daugiau. Jeigu jums patiko, šiek tiek ir nors šypseltelėjote, rašykite komentarus, laikinkit, subscribinkit, jau pasakiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Šiandieną aš. Nežinau, kelčiau šiandieną video, bet nežinau. Gyvenkit dėl manęs.